Sveiki, gerbėmieji. Tikriausiai dalis jūsų jau žino, dalis gal nežino, tai šiandien pasakysiu. Penktadienį Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje, kurią iškėlė Tapinas, visai opoziciniai žiniasklaidai, UAB Guruva, Giedrė Gorienė, su jos laidom tiek ir Janutieniai, tiek ir INI televizijai, tiek ir man asmeniškai. Tai teismas priėmė sprendimą absoliučiai neatsižvelgdamas į pateiktus įrodymus, neginčiamus įrodymus, kad mes esam absoliučiai teisūs. Priėmė sprendimą išieškoti iš visų mūsų beveik 120 tūkstančių eurų, 116 tūkstančių eurų Tapino naudai. Ir iš tiesų, aš niekada nieko iš jūsų neprašiau. Jau nuo didžiojo šeimos gynimo maršo buvau puolamas reguliariai, tiek to pačio Tapino. Metus laiko jis vadino mane ir fiureriu, ir teistų asmenių, visus šeimų maršo dalyvius, didžiojo šeimos gynimo maršo dalyvius vadino prasigėrusiais to negražių žodžių, kurio vadina gėjus, bi. Ir jam viskas buvo galima. Metus laiko jisai varė absoliutinę propagandinę kampaniją prieš sveiko proto žmonės, kurie tada susirinko didžiajam šeimos gynimo marše. Ir po metų aš tada pradėjau viešinti, ne šmeižti, viešinti jo visus darbus ir jo pasisakymus. Ir jisai su milžiniška grupė advokatų, šešėlinių veikėjų sugalvojo planą, kaip susidoroti su, šiuo atveju sakyčiau, su demokratija ir apskritai su sveiko proto Lietuvoje. Mes kartu su jumis mano laidų metu nekartą rinkom lėšas sergantiem vaikam, pasiekėm didelių pergalių rinkdami tas pergalės, tas lėšas. Milanai sergančiai, kuriai reikėjo 2 milijonų eurų. Mes sugebėjom surinkti virš 1 milijono eurų ir prieš tai, kai Sveikatos apsaugos ministerija buvo atsisakiusi mergaitei padėti, mes su jumis paskelbę akciją surinkom virš 1 milijono eurų ir po to neišlaikė ir Sveikatos apsaugos ministerija, pridėjo likusius pinigus ir mergaitė sveiksta. Mes rinkom lėšas ir mergaitai, kuriai buvo neišsivyščiusios ausys, daug tų buvo istorijų. Mes visada tos visus sunkumus įveikėm, surinkom tinkamas lėšas. Ir aš niekada neprašiau savo pinigų. Prašiau komandai, paremti komandai, bet man niekada nereikėjo, aš niekada nesiskundžiau, kad važiuoja skundų šimtai iš įvairiausių anonimų. Lietuvos radijo ir televizijos komisija bandė spausti, uždaryti mūsų kanalą, uždaryti Janutienės kanalą, uždaryti visus opozicinius, apskritai užčiaupti opozicinius kanalus. Žurnalistų etikos inspekcija tyrė anoniminius skundus ir iš piršto laužė įvairiausius kaltinimus, turėjau atsirašinėti. Algis Ramanauskas prirašė skundų policijai už tai, ką jis pats pasakė. Ramanausko skunde buvo pasakyta, kad aš pasakiau, kad jo tėvas karininkas, kai jis pats televizijos laidoje yra vaizdo įrašas, pasigyrė, kad jo tėvas buvęs sovietinis karininkas. Policija nežinojo
kaip tirti. Prokuroras 3 kartus nutraukta ikiteisminį tyrimą reikalavo atnaujinti. Ir aš niekada neprašiau iš jūsų jokios pagalbos. Aš niekada neprašiau ir nesiskundžiau. Ir nesiskundžiau, kad man tiesiog dieną naktį reikia kovoti su visa šita supūvusią sistemą, kuri pasidarė jau baisesnė už KGBistį. Tais tarybiniais laikais gaudė mane saugumas už tai, kad dainavau dainas Marcinkevičiaus žodžiais. O dabar gaudo už tai, kad sakai tiesą ir viešini nusikaltėlius, kurie vagia milijardais iš Lietuvos žmonių, apiplėšinėja visą valstybę ir dėl to bando fiziškai sunaikinti, realiai fiziškai sunaikinti, nes čia yra bomba. Šitas sprendimas yra bomba tokia kaip atominė bomba ant Hirošimos ir Nagasakio. Jie nori tiesiog sunaikinti visą valstybę ir per mus visus, per mane asmeniškai, įbauginti visus taip, kad niekas nedrįstų paprieštarauti šitai jau akivaizdžiai supūvusiai valdžiai. Apygardos teisme nebuvo išklausytas ir įvertintas nei vienas įrodymas. Jūs dabar galit patys paguglinti, kas rinko pinigus Bairaktarui. Ir visur jums išmes Google užklausa, kad pinigus surinko Tapinas. Teismegi ieškiny parašyta jo ir advokatų, kad pinigų Tapinas nerinko. Rinko neva tai Laisvės TV. O visur straipsniai parašyta, kas ir įdėta mano laidoje. Jūsgi žinot visi, matėt, kad visada laidose parodau nuorodą vienoj ar kitoj pusėje, per visą ekraną, kuo remiantis aš reiškiu savo nuomonę, kuo remiantis turiu pagrindą komentuoti vienaip ar kitaip. Teisėjai nežiūrėjo nei vienos laidos. Teisėja apygardos, kaip man pasakė kolegos, paskirta dar prezidentaujant Daliai Grybauskaitei. Dalia Grybauskaitė 2010 metais apygardos teisėja, kuri buvo šitoj trijuliai teisėjų pagrindinė, paskirta Dalios Grybauskaitės. Apie Tapino fotografijas su Grybauskaitė turbūt kalbėti nereikia. Ir mano galva jau iš karto buvo aišku teismo sprendimas. Aš jau nekalbu apie tai, kad paskirta absoliučiai teismų praktika panaikinanti nutartis. Sprendimas absoliučiai sugriauna visus iki šiol buvusius teismus ir paskiria kompensuoti neva tai moralinę žalą Tapinui ir Laisvės TV. Laisvės TV visoje byloje ieškinyje iš 63 punktų buvo paminėta tik 2 kartus. Tačiau teismas paliko šitą organizaciją ieškovų. Vienas iš tų paminėjimų tai buvo, cituojant profesorių Igną Vėgėlę, jo įrašą Facebook'e, kuris buvo įdėtas ir perskaitytas. Ir ten yra paminėtas Igno Vėgėlės įrašas apie Laisvės TV. Nei vieno iš mano nurodytų šaltinių, straipsnių, kurie buvo už mano nugaros, ieškovai nepaneigė, nesugebėjo paneigti. Jie nesugebėjo įrodyti ir pateikti duomenų ar kainų, kad Bairaktaras kainavo 5 milijonus, kad jo tokia kaina. Tuo tarpu aš pateikiau ir teismui, ir už mano nugaros, kalbant apie Bairaktaro kainą, kur Herald Tribune, milžiniškos organizacijos spaudos, anglų laikraštis su milijoniniu tiražu paskelbė, kad Bairaktaro kaina yra nuo 1 iki 2 milijonų. Jerusalem Time paskelbė tą pačią informaciją. Asia Today, tą pačią kainą. Buvo nurodyti Associated Press pasaulinių gigantų
pranešimai apie nurodytą Bairaktaro kainą nerado nei vieno įrodymo ieškovai, kad Bairaktaras kainuoja 5 milijonai, bet teismas sako, Orlauskas neva taip pasakė netiesą. Kaip vat šitaip matydami realiai teisėjai gali vat šitaip parduoti save, valstybę, demokratiją, laisvą žodį. Tai yra protų nesuvokiama, protų realiai nesuvokiama. Ministerija, krašto apsaugos ministerija praneša, kad Bairaktarą padovanojo turkai ir kad dabar tos surinktus pinigus skirs apginklavimui, amunicijai to Bairaktaro. Ką aš ir pasakiau Rūtos Janutienės laidoj, kad dabar pripirks šovinių, nes amunicija tai yra šoviniai. Ir čia pavadino melagingų teiginių, nors tai yra ministerijos pranešimas. Ir teismas sako, nu taip, Orlauskas pakartojo, ką pasakė ministerija ir tai yra melaginga. Bet ministerija nepakeitė savo nuomonės. Ministerija taip ir paliko tą. Nei vieno iš mano pateiktų šaltinių ieškovai niekada neprašė paneigti, panaikinti. Jie ir dabar visi kabo Google. Visus galima rasti. Ir kas liečia Bairaktarą, tai absoliučiai buvo viskas padaryta atbulom rankom ir mes visi atsimenam, kai dar nepasibaigus ataskaitom, kur išleidžiami surinkti Bairaktaro pinigai, nes Bairaktarą padovanojo, jo pirkti nereikėjo. Ieškovas išvažiavo į Las Vegasą žaisti kortom ir viešoje erdvėje buvo pasirodžiusi informacija, kad jis išvažiavo žaisti ir buvo užregistruotas po Lichtenšteino vėliava. Ir tą registraciją aš ir įdėjau ir parodžiau, kad čia yra Lichtenšteino vėliava. Tai sako, suklydo amerikiečiai, nes nežino Lietuvos. Tai tada aš parodžiau teisme, kad ir ten dalyvavo tam turnyre krūva lietuvių, kurie visi su lietuviškom vėliavom. Ir laidoj tas pats buvo parodyta, kad buvo daug lietuvių su lietuviškom ir tam pačiam turnyre dalyvavo ir rusai, ir baltarusiai, ir ieškovas šitas, kurio dabar negalima minėti jau pavardės apskritai, nes pavardės paminėjimas gali užtraukti atsakomybę. Sako, tai amerikiečiai suklydo, tai tu kaltas. Kaip žmogus, sakantis, kad jis puikiai kalba angliškai, nesugebėjo paaiškinti amerikiečiam, kad jie pakeistų jo registracijos vėliavą. Mes kalbam apie tai, kad šitas teismas tai buvo ne teismas. Tai buvo iš anksto suplanuota operacija sunaikinti vienu ypu visą opozicinę žiniasklaidą. Kokia dar tik tai stipresnė yra Lietuvoje. Nes nuo pat pradžių advokatai visi stebėjosi, kodėl į vieną krūvą sutraukta tiek atsakovų, įtrauktas ieškovas Laisvės TV, kuri niekur neminima ir jaučiasi labai įskaudinta Laisvės TV. Nors dar kartą pakartosiu, tik 2 sakiniuose yra paminėta visoj beveik 100 puslapių byloje. Ir Laisvės TV įtraukta buvo tik tai tam, kad būtų galima padvigubinti ieškinį. Tai yra žalą patyrė neva tai. Ir Laisvės TV neminėta teisme praktiškai. Ir ieškinį. Ir ponas, kurio pavardės negalima minėti. Tai žinot, mes jau įlipom į tokią situaciją, kai už anekdotą apie Brežnevą pasodindavo į kalėjimą. Čia realiai mes pasidarėm tokioj, atkeliavom į tokioj vadinamoj demokratijai, kai turbūt
NKVDistai ir KGBistai stebisi šitų baltom apykaklėm ir šlipsiukais pasipuošusių jų bendradarbių buvusių veiksmais ir išmonė. Ir čia ne tai, kad ieškinys man. Čia yra mėginimas įbauginti visus sveiko proto žmonės. Mėginimas užčiaupti, sunaikinti fiziškai, išmesti į gatvę, ištremti Lietuvoje. Ištremti realiai Lietuvoje laisvą žmogų. Nes daug kartų su jumis laidose išsprendėm ir žmonių problemas. Sustabdėm biurokratų savivalę. Išgelbėjom žmonėm gyvybės. Ir aš niekad neprašiau iš jūsų, kad duokit man pinigų kaip Tapinas. Beje, vėlgi, teismas priteisė Tapinui advokato išlaidas, o jisai viešai Facebook'e buvo paviešinęs ir tas teisme irgi pateikta, kad jisai renka pinigus teismam ir dabar šitos nekadėjų surinks. Ir kad surinkęs yra virš 50 000 eurų. Tas teisme yra pateikta. Ir aš klausiau teismo, kaip jisai gali sakyti, kad jisai patyrė išlaidas teismam, jeigu jam sumetė jo gerbėjai. Ir teismas dabar priteisė tos pinigus jam, nors tai ne jo išlaidos, žmonių išlaidos. Mes visi suprantam, kad toks žmogus kaip tas, kurio dabar pavardės minėti negalima, taip žingsnis po žingsnio, remiamas savo užkulisinių veikėjų, kurias Dievas nubaus tikrai. Tikrai jos visus Dievas nubaus. Ir stipriai nubaus. Skaudžiai nubaus. Dygo, augo va taip, dygo. Tas nebaudžiamumas, chamizmas išdygo iki tokio lygio, kad žemina ir trypia visą visuomenę, visus normalius žmonės, visus. Jeigu tu pasakai, kad tu vyras ir kad tu myli moterį, tai tu esi kažkoks padugnė. Jeigu tu sakai, kad šeima tai yra vyras, tėvas, mama, moteris ir vaikas iš jų santuokos, iš jų meilės, tai tu esi padugnė. Jeigu pasakai, kad vaikų seksualizavimas nuo mažametystės yra nusikaltimas, tu esi padugnė. Jeigu tu pasakai, kad narkotikai blogis, tu esi padugnė, nes čia yra gėris. Mes didžiojo šeimos gynimo maršo metu šventėm pergalę. Bet kaip dabar paaiškėjo, šitie banditukai įvairaus plauko nesitraukia nuo savo ketinimų. Tie, kurie nori sugriauti valstybę, sugriauti moralę, sugriauti visas pamatinės, prigimtinės, žmogiškasias vertybės, jie nesutraukia. Jie gavo tada smūgį didelį per galvą, išsigando, atsitraukė. Ir mes visi prisimenam, kad Stambulo konvencija, kuri jau trimitavo, kad toj priims, jinai dingo iš dienotvarkės. Pradingo ir vienalytės santuokos, pradingo ir narkotikų legalizavimas. Tai buvo iš tikrųjų milžiniška pergalė, mūsų visų pergalė. Mes laimėjom, apsidžiaugiam, galvojam, kad jie jau suprato, kad nereikia lipti ant žmonių. Bet pasirodo, ne, jie sugalvojo dar žiauresnį, dar klastingesnį planą. Jie tiesiog ieškojo žmogaus, nes patys šitie politikėliai, kurie dabar susėdė Seime ir visą praeitą kadenciją sėdėjo Seime, su savo šešėliniais patarėjais, sugalvojo planą, kaip sunaikinti apskritai visus. Fiziškai sunaikinti. Ir jeigu dabar žmonės jau dabar net patys pastebėjo, kad Bartoševičiui priskaičiuota
žala sumokėti vaikam, kuriuos jisai prievartavo, išnaudojo seksualiai, sužalojo jiem visą gyvenimą, yra 8 ir 12 tūkstančių. Palyginkit su 116 tūkstančių. Palyginkit seksualinį vaikų išnaudojimą pedofilo teismo sprendimą. Ir 116 tūkstančių už žmogaus, kurio pavardės dabar negalima mokėti, įsižeidimą, kai visi įrodymai teisme pateikti, tiesiog juos išmetė visus iš šiukšlių dėžių. O jeigu prisiminti irgi kito iškrypėlio, kuris Kaune garažuose pagrobė mergaitę, irgi buvo pasiryžęs, ten tų epizodų buvo daugiau, tą mergaitę kankinti, seksualiai išnaudoti. Ieškinys moraliniai žalai buvo 200 tūkstančių. Teisėja pareiškė, kad negali būti tokios žalos, nes nėra tokios teismų praktikos tokio dydžio ieškiniam. Nėra. Ir 70 tūkstančių. Vaikui, kuriam irgi sužalota psichika, šeima patyrė milžinišką traumą, mergaitė vos išgyveno ir būtų tikriausiai nužudyta. Ieškinį patenkino 70 tūkstančių. Čia 116 tūkstančių žmogui, kuris atsisakė paviešinti sergančios Milanos skelbimą, kad mes renkam lėšas. Jis atsisakė tiesiog, ne tai, kad paremti, skelbimų pasidalinti. Apie ką mes kalbam? Apie kokią čia moralę kalbam? Apie kokią moralę kalbam žmonių, teismų, teisingumo, politikų? Kai atėjęs į Seimą Šurajevas prišeria visus savo necenzūriniais smirdančiais lytiniais organais ir jam bauda 25 eurai. O man už tai, kad didžiojo šeimos gynimo maršo metu paviešinau Lietuvos valstybinės vėliavos išniekinimo aktą, konkretų paniekinimą, ir generalinė prokuratūra iškėlė bylą tam išterliojusiam vėliavą tipo menininkui. Tai Latga padavė mane į teismą, kad aš paviešinau neteisėtai autorinį kūrinį. Čia autorinis kūrinys. Ir man išrašė 170 eurų. Susigėdusi policininkė rašė baudą, nuleidusi akis. Ir aš sumokėjau tą baudą. Kur mes gyvenam? Mes trypiami, naikinami. Kažkokie mankurtai. Buvusių komunistinių veikėjų vaikai, KGBistų vaikai. Sėdi Seime. Pirmininkauja. O senelis Landsbergis pasisodinęs ant scenos sausio 13. Sausio, šventą dieną visiems. Moterėlė Grybauskaitė, kuri tuo metu stovėjo visai priešingoj barikadų pusėj, tyčiojasi iš visų ir išėjęs po mitingų nušvilptas, pareiškia, kad visi tie, kurie nušvilpė jedinstvininkę, yra jedinstvininkai. Ne veltui žmonės man atnešė tada ir rodė, kaip jie grąžina sausio 13 medalius. Sausio 13, kur ir aš pats stovėjau prie Seimo. Mes prie bibliotekos koncertavom. Ten nebuvo jokių va tokių veikėjų, kurių pavardės dabar negalima minėti. Nei vieno nebuvo. Ir mes stovėjom prieš tankus, realius tankus. Apgynėm Lietuvos nepriklausomybę, net nesuvokdami, kad po 30 metų jie hibridinių, karinių realiai būdų užims valstybę ir susės ne tik politikoje, bet jau ir teismuose. Juk teisėjas negali būti aklas ir nesuvokiantis, kas pateikta byloj.
pirmos instancijos teisme atmesta visa krūva jo teiginių. Visi kiti išteisinti, paliktas tik aš vienas ir taisu, sakysim taip, galima sakyti politizuotais argumentais. Teisėjai apskritai turėjo išteisinti visus ir pasiųsti visą tą šaiką tų brangių teisėjų, advokatų, kad jie nelįstų daugiau su savo cirkais. Bet dabar šitas sprendimas tai yra kažkas neįtikėtino. Jeigu jūs galvojat, kad aš įsigandau, tai aš ne tas žmogus, kur aš įsigandau. Mes skūsim šitą sprendimą. Aišku, ir aukščiausiam teismui. Eisim ir į Strasbūrą. Eisim visur, kur tik įmanoma. Tas, kas mūsų nenužudo, tas padaro mus stipresnį. Ir aš labai prašau. Nes čia yra visų mūsų reikalas. Visų mūsų, šiuo atveju tikrai matau, kad čia yra konkrečiai pasikėsinimas, konkretus pasikėsinimas į Lietuvos nepriklausomybę. Užmušti demokratiją. Noras atsirado pas kai kurios veikėjus, kad liktų vienintelis teisingos komunistų partijos nuomonė. Tai, kad jie pasivadinę kažkokiom kitom partijom, dar nereiškia, kad vidų jie tokia pati, kaip tų partijų pavadinimai. Jų visa komunistinė, KGBistinė esybė liko ir šitas teismas konkrečiai, žinot, čia labiau primena stalininės trojkos teismą, kai ateidavo ir sakydavo, tu kasi tunelį iš Maskvos į Angliją ir dėl to tu šnipas. Ir nuteisdavo žmogų myriop. Šitą teismo sprendimą galima prilyginti tam pačiam. Realiai. Čia tas pats, kas apkaltintų, kad aš kasiau tunelį į priešiškas mum valstybės, kurias priešiškom ir padarė šitie rėksniai, isterikai, sėdintis valdžioj, vagiantis milijardais pinigus ir bijantis, kad juos viešinam, jiem dega žemė po kojų. Ir čia yra jų baimė, čia yra jų visiška baimė ir desperacija. Jų visiška baimė, jie nežino, ką daryti. Dėl to nutarė panaudoti absoliučiai sunkiai artileriją, visas savo pajėgas, sunaikinti ir mane, ir visą nepriklausomą žiniasklaidą, kuri dar drįsta viešinti jų niekšybės. Jie visada taikosi stipriausia, nes galvoja, sunaikinus stipriausia, išsigas visi kiti. Ir dabar aš labai prašau visų, labai prašau, čia pačioje yra sąskaitos numeris. Labai prašau parašyti taip, kaip parašyta, kad tai yra parama Orlauskui teismam. Ir dar noriu pasakyti, kad visi pinigai bus surinkti šitiem parazitam užčiaupti. Ir kas liks, mes paskirsime vaikams sergantiem onkologiniam ligom, ką darėm jau ne kartą. Mes gelbėsim vaikus. Ir dalį būtinai paskirsim gydomiem nuo priklausomybių žmonėm. Priklausomybė yra visokių. Alkoholizmas, narkotikai, lošimai. Paskirsim dalį būtinai lėšų šitų priklausomybės turinčių asmenų gydymui. Bet didžioji dalis be abejo, jeigu liks. Aš tikiuosi, kad
vis dėlto sveikas protas, jūsų visų ir mūsų vienybė padės mums išspręsti šitą iš tikrųjų labai šlykštų klausimą. Ir nereikia galvoti, kad mes prašom, kad reikia ten 100 eurų aukoti. Užtenka 3, 5, 10, 20 euriukų, kas kiek galit. Kas kiek galit. Tapinas skelbėsi, kad per 3 dienas surinko 5 milijonus karui. Ar mes nepajėgus surinkti 100 000 tiesai? Jeigu mes to nepadarysim, tai Lietuvos jau tikrai nėra. Kad ir kaip man būtų gaila ir tada mano asmeninė šita auka šitoj byloj, tegul ir būna kaip simbolis, kad Lietuva mirė. Aš netikiu to, aš visada jums sakiau. Po tamsos visada ateina šviesa. Ir aš tikiu, kad mūsų yra žymiai daugiau negu tų KGBistų pardavusių Lietuvą. Prašau visų mūsų nuteistų, ir čia nešmeišto byla, kaip prašo žiniasklaida, mes nieko neapšmeižėm. Šmeišto byla būna baudžiamoji byla. Čia civilinė byla, o šmeišto byloje visi įrodymai negalėjo būti atmesti. Dėl to jie pasirinko būtent civilinę bylą. Mes nieko neapšmeižėm. Mes visada sakėm tiesą ir visų vardu prašau jūsų pagalbos. Niekada to nedariau. Sau asmeniškai, nes maniau, kad reikia kitais labiau rūpintis, bet kartais atsitinka taip, kaip yra. Ir dar noriu priminti, kad ir ta vadinama riaušių byla, tai yra tokia pati, dabar jau paaiškėjo, politinė byla, įbauginti žmonės, kad jie gyvenime nedrįstų protestuoti. O mes, kad gyvenime nedrįstumėm sakyti tiesos apie realius banditus sėdinčius valdžioje. Ačiū, kad išklausėt. Visi įrodymai. Aš dar galvoju, įdėsiu ir Facebooką po truputį. Ir Janutienė jau įdėjus ir Gorienė. Laikykimės. Ačiū visiems, kad išklausė.